How disruptive do you think AI is going to be? How do I put this? It is the single greatest innovation of humanity. It's going to change our understanding of how society functions and what humans do. Society will take the two paths. You either merge with the machines or you reject the machines. Ir aš visiškai sutinku su tuo. Paklauskime pačio dirbtinio intelekto, ką jis įmano ir ką galėtų pasiūlyti, kad dirbtume su juo, o ne prieš jį. Ką tik baigiau 12 klasę, ką patartum pradėti studijuoti ar dirbti, kad po 3-5 metų manęs dirbtinis intelektas nepakeistų stambioje įmonėje, ar net kažką galėčiau pradėti pats kurti su dirbtiniu intelektu. Puiku, kad galvoji apie ateityje, norint įdarbinti dirbtinį intelektą, verta rinkti studijas, kurios susijusios su programavimu, duomenų analitika, mašininio mokymosi algoritmais ar inžinerija. Taip pat visada naudinga gilinti žinias ir kūrybiškumą, kad galėtum ne tik prisitaikyti prie technologijų, bet ir pats prisidėti prie jų kūrimo ir tobulinimo. Ką specifiškai patartų mokintis ar daryti, kad po 3 ar 5 metų šioje srityje dar nebūtų daug konkurencijos ir būtų galima laisvai įsivažiuoti? Gali būti naudinga pasigilinti į nišines sritis, kurios dar tik formuojasi, pavyzdžiui, kvantinio mašininio mokymosi technologijos, dirbtinio intelekto taikymas tvarumo ir klimato kaitos sprendimuose, arba gilintis į žmogaus ir DI sąveikos etiką. Taip pat gali būti vertinga mokytis tarpdisciplininių įgūdžių, pavyzdžiui, sujungti DI su menais, medicina ar socialiniais mokslais. Tokios unikalios kombinacijos padės išsiskirti ir ateityje. Taigi išgirdome, ką dirbtinis intelektas mums siūlo pradėti daryti, kad po 3 ar 5 metų mes galėtume dirbti su dirbtiniu intelektu, o ne prieš jį.